Labadiena, gerbiami visaginiečiai, labadiena, jau naujaisiais metais atėjo 2024, sveikinu visus su atėjusiais naujaisiais metais, linkiu, kad šie metai būtų visur, visakame, tik sėkmingi metai. Atsakysiu į klausimus, klausimų daug, nes šventiniu laikotarpiu neatsakinėjau klausimus, jų tikrai daug, todėl susikaupiu, atsakysiu į visus, bet prieš tai dar paaiškinsiu, kas įvyko pirmosiamis dienomis jau šių metų. Tai pirma, tai aišku, nemalonus įvykis, kad geriamo vandens sistemoje buvo avarija, tai yra trūko vamzdis ir netgi kelias valandas miestas neturėjo geriamo vandens, tai yra šalto vandens, tačiau pačiu labai operatyviai buvo sureaguota ir dauguma namų iškart gavo vandenį, kitiems reikėjo šiek tiek palaukti, bet padaryta taip, kad gyvenamieji namai visi labai operatyviai buvo aprūpinti geriamuoju vandeniu. Tai rodo tik vieną, kad kaip be būtų kalbama, kad visas miestas iškapstytas, iškastas, tai rodo tai, kad miestas buvo pastatytas su visa infrastruktūra labai trumpu periodu. Ir praėjus beveik 50 metų visa ta infrastruktūra praktiškai vienu tuo pačiu metu genda ir ją reikia taisyti, renovuoti irgi labai per trumpą laikotarpį. Tas ir daroma ir ten, kur vamzdynai jau pakeisti, ten tokių avarijų jau nebeįvyksta, o vis tiek dar yra likę tie tarpai, kur vamzdynas nepakeistas, ir išvada viena, reikia keisti visur. Kitas momentas buvo, kas ir girdėjau, kad daug kalbama, buvo išmontuotas neveikiantis ekranas šalia Lidl. Dar nors esu aiškinęs, kodėl taip įvyko, kodėl tas ekranas vis dėlto neveikė, tačiau paaiškinsiu dar kartą. Noriu pasakyti, kad reikėtų pagirti administracijos darbuotojus, kurie neprileido prie tokios situacijos, kada mes nuperkam kokybišką daiktą, nuperkam kokybišką ekraną, tačiau tas, kuris montuoja, nusprendžia sumontuoti ne tokios kokybės, ne tokios komplektacijos, už ką mes sumokam, o gerokai pigesnį dalyką ir kuris tikrai netitinka mūsų specifikacijos. Specialistai pastebėjo ir nepriėmė. Ir nors ir buvo sumontuotas, ir čia keletą mėnesių tas sumontuotas ekranas stovėjo, matėt, kad jis neveikė ir galų gale baigėsi tuo, kad rangovas sumontavęs nusimontavo šitą ekraną, mes už jį nemokėjom. Lieka statybinės konstrukcijos, kurios tinkamos ir gerai padarytos, to jos ir liks. Už jas mes rangovų susimokėjom, už ekraną ne, ekraną pirksim iš naujo, bet būtent tokį, kuris atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Dabar atsakysiu tos klausimus, kuriuos gavau per šias keletą savaičių. Bangoje dažnai vyksta renginiai, tačiau daugelis ten neina, nes kvapai patalpose nėra patys maloniausi iš ten esančios kavinės virtuvės. Ar galima lėšas iš patalpų nuomos panaudoti ventiliacijai modernizuoti? Aš galvoju, taip, galima, bet tai yra tiek tokios nedidelės lėšos, kad jokios modernizacijos net pradėti negalėtumėm. Tačiau teisingas pastebėjimas, Bangos salės ventiliacija netitinka jokių reikalavimų. Banga buvo surenovuota, bet tik iš išorės, o viduje planuojame į strateginės veiklos plane jau yra įdėta eilutė, kad bangą remontuosime iš vidaus, rekonstruosime iš vidaus, kad ne tik ventiliacija buvo sutvarkyta, bet ir salė taptų labiau priimtina dėl skirtingų meno rūšių. Neseniai buvo atšilimas ir visas miestas paskendo naminių gyvūnėlių ekskrementuose. Ar įmanoma kartu su policija atkurti tvarką ir nuolat bausti pažeidėjus?
Galima pasakyti taip, kad be jūsų gerbimieji visaginiečiai pagalbos tikrai to nesugebėsime padaryti, kadangi nesugebėsime tiek prisamdyti darbuotojų, kurie ištisą parą stebėtų visą miestą ir matytų, kas pažeidžia bendrąją tvarką. Tiek pat ir policijos pareigūnai tikrai tiek niekas neprisamdys ir jų tiek neprisiūs, kad pasižiūrėtų prie kiekvieno skvero, kas vedžioja šuniuką ir nesilaiko tvarkos. Todėl prašau, jeigu matote tokius pažeidimus, kreipkitės kaip ir į policiją telefonu 112, taip ir siųskite šią informaciją į rubriką Tvarkau miestą, kuris yra mūsų savivaldybės tinklalapyje. Sedulinos alėja 36 ir 40 namų griovimo vietoje yra lentelė, kad darbai bus atliekami iki 2024 metų spalio mėnesį. O jūs sakėte, kad iki šių metų gegužės mėnesį. Kodėl yra beveik 6 mėnesių skirtumas? Labai paprasta, kadangi yra pagal sutartį darbų vykdymo grafikas ir pagal jį turi būti atlikti darbai iki gegužės mėnesio. Tačiau kiekvienoje sutartyje yra dar ir skirsnis, kuris sakomas, kiek galima pratęsti sutartį. Tai lentelėje yra dedama data su galimybė pratęsti. Tai nuo gegužės iki spalio mėnesio tokia sutartis galėtų būti pratęsta. Todėl ir rašoma spalio mėnesio, tačiau pagal darbo grafiką darbai turi būti atlikti gegužės mėnesį ir matom, kaip vyksta darbai, jie matyti ir bus atlikti iki gegužės mėnesio. Kodėl žiemą praktikuojamas automobilių statymas ant pievelės? Tai labai pastebima kiemuose, pavyzdžiui, priešais parduotuvę Monika trečiajame mikrorajone. Tai vėlgi tas pats klausimas kaip su ekskrementais. Nei policija, nei administracijos darbuotojai negali visko sužiūrėti vienu metu ir mes tiek žmonių prisamdyti negalime. Jeigu matote, kad yra tvarkos pažeidimas, prašome informuoti ir tai bus sureaguota. Ar bus skelbiamas ir kada kelių ir tinklų projektavimo konkursas individualių namų kvartale? Taip, bus ir dabar jau 24 metų biudžeto projekte mes tą numatome. 24 metais šitas konkursas bus paskelbtas ir tikiuosi jis bus sėkmingas ir projektavimas prasidės. Ar 2024 metais bus užpilti skalda projektuojami keliai, Gervės gatvė ir Ateities gatvė? Esamas kelias nuo Baulos iki įvažiavimo į Vasarnamį eina per jau įsigytų sklypų teritoriją. Ir jie yra be servitutų. Savininkai piktinasi dėl važiuojamosios sklypų dalies. Taigi tikrai šitas esami keliukai pilami tikrai nebus, žvyruojami jie tikrai nebus, kadangi teisingai ir pastebėjote, jie praeina per sklypus, kurie jau įsigyti. Ar bus nauji keliai pradėti žvyruoti, pilti skalda, nepasakysiu, viskas priklauso nuo projektavimo greičio. Jeigu projektas atsirastų ir jau būtų galima pradėti įrenginėti šią infrastruktūrą, tada taip. Tačiau šiais metais yra numatytas projektavimas. Kodėl vietinė valdžia naujų metų išvakarėse nesirūpino muziką prie eglutės? Diskoteką gyventojams teko organizuoti patiems. Čia tikrai noriu padėkoti visiems gyventojams, kurie supranta, kad šventės tai yra visų šventės. Ir jeigu norime linksmai švęsti, norime draugiškai švęsti, tai kiekvienas ir prisidedam prie to. Tai tikrai skatintina tokia iniciatyva. Dėl to, kad diskoteka nebuvo organizuojama, tai buvo toks planas iš pat pradžių ir matėte visų naujų metinių švenčių grafiką, matėte visus planus, kas yra suplanuota. Tokios diskotekos ir nebuvo planuota, nes viskam tiesiog galimybių ir lėšų to neužtenka. Dar kartą dėkoju tiems, kurie pasirūpino ne tik savo linksmybėmis, bet ir pralinksmino esančius kaimynus.
Pažadėjote, kad artimiausiu metu atnaujintoje Sadolinos alėjoje bus įrengti turėklai, bet praėjo 3 savaitės ir jų vis dar nėra. Na, tikrai pripažinsiu, kad jų vis dar nėra, paaiškinsiu, kodėl jų nėra, nes atvežti turėklai, jie ne tik sumontuoti turi būti, bet jie dar yra ir iš apačios apšviečiami, kad būtų matomi. Ir spalvos gama netitiko visos alėjos apšvietimo spalvos gamos. Todėl buvo pareikalauta, kad atitiktų, atvežė dar kartą ir dar kartą tai netitiko. Dabar mano žiniomis ant dienų atvežė jau atitinkančius ir dabar jau pradėjo montuoti tos turėklus ir tikiuosi, kad čia keletos dienų klausimas ir jie bus sumontuoti. Išaiškinkite, kas turėtų valyti sniegą ir pabarstyti smėliu laiptelius vedančius nuo parduotuvės Norfa, Taikos prospektas 10, link darželio auksinis raktelis. Jei tai servitutas, tai vietos valdžia privalo valyti. Teritorija prie pačios parduotuvės taip pat beveik nevaloma. Na, iš to, ką suprantu iš klausimo, tai turėtų tą daryti savininkas, tai yra Norfos parduotuvės savininkai, tą turėtų valyti ir specialistai man būtent taip ir atsakė. Mūsų namas ketina sudaryti bendriją, nes tarp gyventojų pasklido gandas, kad UAB Visagino būstas priklausantys namai bus priversti renovuotis. Ar taip yra? O ar būsto bendrijose vyks susirinkimai dėl renovacijos? Taigi, tiesiog noriu labai griežtai pasakyti, kad tai niekaip nepriklauso, ar tai yra bendrija, ar tai būstas. Visagino būstas administruoja namus. Sprendimas dėl renovacijos priklauso tik nuo jūsų pačių. Tai yra nuo būto savininkų. Jeigu nuspręsite, kad reikia renovuotis, renovuositės. Jeigu ne, niekas jūsų neprivers. Dėl susirinkimų, tai taip privalo daryti kaip Visagino būstas, taip ir visi administratoriai bendrijose esantys. Visi turės pareikšti savo nuomonę, taip renovuojamės ar nesirenovuojam, visiškai dėl paprasto dalyko, kad kiekvienas, kuris turi teisę į šildymo kompensaciją, turi taip pat išreikšti savo nuomonę dėl renovacijos. Tuo atveju, jeigu žmogus gauna kompensaciją ir balsuoja prieš renovaciją, jis neteks galimybės gauti kompensaciją už šildymą. Ar tiesa, kad neseniai nebaigtame statyti name už Lidl parduotuvės buvo rastas vyro kūnas? Ar savininkas planuoja išspręsti problemą dėl apleisto pastato? Ką iš savo pusės daro savivaldybė? Pradėsiu nuo galo. Savivaldybė ir aš asmeniškai buvau susitikęs su savininku šio pastato, laukiame dabar jo atsakymo, ką jie toliau darys su šito pastatu. Kas liečia buvimą šitam pastate, visus perspėjo, to daryti negalima, nereikia, tai yra pavojinga ne tik fiziškai ten kažkur nukristi, kažką susilaužyti, bet pavojinga ir dėl tokių gyvių kaip utėlės, blakės ir taip toliau ir panašiai. Todėl negalima eiti į šitas patalpas, kaip suaugusiam, taip ir vaikams. O dėl rasto negyvo žmogaus kūno aš nekomentuosiu, kadangi oficialių žinių iš policijos aš neturiu. Po ilgų šventinių išeiginių aikštelės su šiukšlių konteineriais virto šiukšlynais. Ką vietos valdžia planuoja daryti, kad atkurtų tvarką? Gal reikėtų griežčiau elgtis su pažeidėjais ir dažniau iš konteinerių išvežti šiukšles? Kada bus sumontuotos kameros? Tikra tiesa, po švenčių, po išeiginių tikrai susikaupė didelis kiekis šiukšlių, tame tarpe ir sukrautų šalia konteinerių. Tiesiog išeiginės yra ne tik tiems, kurie padeda šiukšles, bet ir tiems, kurie išveža šiukšles, todėl tikrai susikaupė tos šiukšlės. Dabar
mano žiniomis jos baigiamos sutvarkyti. Visagino būsto specialistai tvarkosi ir išveža visas tas šiukšles. Dėl tų priemonių, kad vis dėlto tokių dalykų būtų kiek įmanoma mažiau, 24 metais yra suplanuotos lėšos į miesto biudžetą plėsti stebėjimo kamerų tinklą ir kameros bus pastatytos prie kiekvienos iš aikštelių. Galbūt taip sudrausmins tuos, kurie deda, galiu pasakyti, ne tik tas šiukšles, kurios ten stambakadarystės, ar ten kartonas, ir taip toliau. Pats esu įspėjęs moterį, kuri dėjo tiesiog buitinių šiukšlių krepšelį šalia pilkojo konteinerio, sakydami, kad aš nenoriu savo pirštais liesti šio konteinerio dangčio. Taigi, tikiuosi, kad kameros tikrai sudrausmins, tokie pažeidėjai bus baudžiami ir tvarkos bus tikrai daugiau. Na kągi, priekyje išeiginės, ir ne tik išeiginės, bet ir mūsų draugų, kaimynų, kurie švenčia Kalėdas 7 dieną. Taigi linkiu visiems pabūti kartu su savais, šiltai, jaukiai, sutikti Kalėdas ir viskas pas mus bus gerai.